Laidoje Kultūra Plius išgirsite Klaipėdos krašto dvarų istoriją. Sužinosite, kaip ir kokiose vietose buvo kuriami dvarai, kaip šiame krašte jie atrodė. Apsilankysime buvusių rytprūsių mieste Gumbinėje, dabartinėme Guseve. Šiose apylinkėse ilgą laiką gyveno kone vien lietuvininkai, kūrėsi daug pramonės įmonių, veikė kareivinės. Sveiki! Kviečiu šį pusvalandį praleisti su laida Kultūra Plius. Pasakosime jums apie mažosios Lietuvos gyvenvietes ir kultūros paveldą. Šiandien jūsų laukia jau trečiasis pasakojimas iš mūsų viešnagės Kaliningrado srityje. Kviečiu šiandien apsilankyti Gumbinėje, dabartinėme Guseve, kuris iki pat Antrojo pasaulinio karo buvo valdininkų ir kariškių miestas. Apsilankykime Gumbinėje ir sužinokime jos istoriją bei tai, kaip ji gyvena šiandien. Gumbinė Kaliningrado srities miestas įsikūręs prie Romintos ir Pisos upių santakos. Teigiama, kad baigiantis ledynmečiui čia gyventa medžiotojų, vėliau pakilumoje įsikūrė žemdirbių gyvenvietė. Šiose apylinkėse kūrėsi ir gyveno baltai nadruviai. Kolektyvinė sodo teritorija į šiaurę nuo miesto, panašiai 3 km, tokia upė rusai vadina Nerpa. Vokiečiai sakydavo Nergė, beveik kaip neris, Nergė rašosi, G raidė tarė J. Ir ten pasirodo buvo nepaliudyta jokiame rašytiniame šaltinyje gyvenvietė, keletą gyvenviečių, reiškia turtingi geležies amžiaus kapinynai ir kokie tai klodai, kultūriniai sluoksniai, kryžiuočiai sunaikino. 14 amžiuje tose vietose pradėjo kurtis nauji gyventojai. Prie Romintos upės buvo keletas kaimų, iš kurių vėliau išaugo Gumbinė. Toks gyvenvietės pavadinimas žinomas nuo 1580-ųjų. Yra keletas pavadinimo kilmės aiškinimo variantų. Mes sakome Gumbinė, čia kartu yra kablys kažkoks, tai gali būti ir, pasakome, koks žodis yra mėlynė, gūsas, kaip pasakyti, sankaupa, kažko ten yra daug. Daugiau truputėlį susidūrimas, drevėjai gali būti medžiai, kokia tai užauga, gali būti kažkoks tai žvejybinis įrankis, gumbas. Bet paprasčiausiai kalbame kažko tai kelių dalykų visuma. Tai va keli ta kaimeliai galbūt yra suaugę. Iki pat 18 amžiaus pradžios Gumbinės apylinkėse gyveno beveik vien lietuvininkai, tačiau per didįjį marą bei po jo sekusio badmečio daugiau kaip 50% jų mirė. Keli metai labai bloga padėtis, nėra darbininkų, nėra valstiečių, nėra baudžiauninkų taip pat. Dvaram dirvonai, reiškia karalius. Tuo metu buvo karalius Friedrichas I, paskui jo sūnus Friedrichas Vilhelmas I, taigi po tam tikros pertraukos nieko gudriau nesugalvoja, kaip reikia gyventojų. Galėtų pasakyti, ateikite iš viso pasaulio, praktiškai paskelbė. Atkeliaukite, kas esate skriaudžiami iš Prancūzijos, iš Austrijos, iš Vokietijos, kam trūksta ploto, kam trūksta, reiškia, laimės savo tėvynėje, reiškia, jūs ateisite pas mane, priimu ir Friedricho Vilhelmo I žodžiais, jūs čia rasite švelnią tėvynę. Būtent į tas vietas karalius jos traukia, kur jie turėtų pakeisti mirusi lietuvių, vadinkime, lietuvininkų, lietuvių elementą arba mūsų tautiečius kaimus. Nes buvo kaimų, kur nei vieno gyventojų neliko, buvo dvarų, kur neliko žmonių. Atkeldinti svetimtaučiai nepakeitė vietinių lietuviškų gyvenviečių vardų. Jie išliko iki pat Antrojo pasaulinio karo. Gumbinės naujieji gyventojai, Gumbinės apylinkių gyventojai, jie išlaikė tą savo dialektą ir gimę ir tradicijas iki pačių Antrojo pasaulinio karo pabaigos metų, kol jie ten buvo. Ir vietiniai vokiečiai sakydavo, va, čia mūsų mieste gyvena Austrai, pažiūrėkite gatvį, iš karto jie matosi, mokyklą iš karto jie matosi, kaip jie atrodo. 1721 metais karalius Friedrichas Vilhelmas I Gumbinei suteikė miesto teisės. Po keliarių metų pastatyta rotušė, reformatų bažnyčia. 1738 metais mieste gyveno kiek daugiau nei 2000 gyventojų. Gumbinė buvo kuriama dirbtinai. Paimtas nedidžiausias miestas, kad jį padaryti didžiausiu. Aplinkiniai tokio kelių šimtų kvadratinių kilometrų teritorijai tarp 14 apskričių. Tam, kad jis nukonkuruotų jau buvusius didesnius miestus ir specialiai būtų formuojamas kaip nauja, stambi ir gyvenvietė, ir kolonizacijos, ir administracinių įstaigų centras. Ir apytikriai 16
17, vienu metu 18 apskričių buvo pavaldi Gumbiniai. Tame tarpe Šilutės apskritis buvo pavaldi Gumbiniai. Gumbinė nuo 18 amžiaus pradžios buvo formuojama pagal architektūrinį planą. Tokie vokiečių architektai, ten Schulheis ir galbūt su kolektyvu. Labai stačiakampiai kaip Klaipėdai, suformuoti kvartalai. Tai rodo, kad miestas vos netuščio vietoje augo. Strimgalvis labai greitai reikėjo jį padaryti didmiesčiu, taisyklingais geometriniais kvartalais ir su tokiu užmoju, kad gatvės susikirtime būtų valdyba. Valdyba ne kokia tai miesto rotušė, bet kad ta valdyba buvo visos mažos Lietuvos administracinis centras. Gumbinėje 1714 metais krikštytas netoli miesto gimęs Kristijonas Donelaitis. 1724–1736 metais čia veikė Lietuvos deputacijos kolegija, kuri vėliau pertvarkyta į Gumbinės karo ir domenų rūmus, kuri administravo Lietuvos departamentą. Karalius net įsteigė lietuvišką departamentą. Buvo įsteigtas lietuviškasis departamentas, kad tvarkytų tos valdžios, reiškia, tas padalinys, tvarkytų klausimus, spręstų klausimus, kurie susiejusi buvo su lietuvininkais, lietuvininkų gyvenimu ir taip toliau. Ten nemažai buvo ir tokių lietuvininkai, kultūros gal lietuvininkų buvo toks centras, vietos lietuvininkų ir nemažai buvo kolektyvų ir šokių kolektyvų. Ir net yra ir pavadinimai tų šokių susijusių su Gumbinė, su gyvenimu. Aukštesniojoje valstybinėje mokykloje, įkurtoje 1763 metais, iki XIX amžiaus antros pusės, manoma, buvo mokoma ir lietuvių kalbos. 1810 metais įsteigtas mergaičių licėjus. Tada Gumbinė tapo mažosios Lietuvos kolonizavimo ir germanizavimo židiniu. Jau XIX amžiuje mieste buvo daug pramonės įmonių, didelės kareivinės. 1860 metais nutiestas plentas Karaliaučius Stalupėnai. Gumbinė buvo kelių sankryža. Gumbinė maždaug 45 km taip pat nuo Vokietijos senų laikų sienos, važiuojant traukiniu arba plentais. Geras kelių tinklas įjungia taip pat į su Olštinu, paskui Torūnę. Galima buvo važiuoti dviem būdais ir į Tilžę iš Gumbinės ir į tą vokiškus miestus. Ir tas kraštas vokiečiam buvo labai svarbu žemės ūkio rajonas, kadangi natūraliai neturėjo kokių tai mineralinių daugiau žaliavų. Šios apylinkės ypatingai garsėjo arklių auginimu. Visai netoli Gumbinės buvo garsusis Trakėnų žirgynas, kur dar 18 amžiaus pirmoje pusėje pradėti veisti gražieji Trakėnų veislės žirgai. 19 amžiaus gale dar geležinkelių dėka ėmė vystyti tokią pramonę, kaip ir, tarkime, pas mus Vilniuje, Kaune, reiškia metalą. Metalo gaminiai. Pradedant nuo kokių tai paprasčiausių žemės ūkio tenai įrankių, ir vinių, ir vielų, ir 20 amžiaus jau pirmoje pusėje, iki Antrojo pasaulinio karo, jau buvo mašinos, turbinos, varikliai gaminami. Ir dėl to Gumbinėje buvo įkurta netgi aukštoji inžinierijos mokykla arba institutas. XIX amžiaus pradžioje mieste leistas laikraštis, iki Pirmojo pasaulinio karo veikė 14 spaustuvių. Pirmoji bažnyčia Gumbinėje pastatyta dar 16 amžiuje, kita, vadinamoji Senamiesčio bažnyčia, 1720-aisiais. Po 3 dešimtmečių savo bažnyčią pasistatė ir Zalcburgiečiai. 1813 metais mieste buvo apsistojęs Napoleonas Bonapartas. Tais pačiais metais Gumbinė buvo užėmusi rusų armija. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui prie miesto įvyko Gumbinės kautynės tarp Rusijos imperijos kariuomenės ir Vokietijos armijos. Gumbinė buvo pirmas vokiečių miestas, kuriame įvyksta kautynės 1914 metų rugpjūčio mėnesį. Kautynės vyko 3 dienų. Vokiečiai nesulaikė Rusijos kariuomenės ir Rusijos kariuomenė laimėjo Gumbinės kautynės, taigi sekančiam etape nustūmė dar 100 km vokiečius į vakarų pusę. 3 mėnesius kraštas priklausė Rusijos imperijai. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, lakūnai bombardavo Gumbinę, tačiau didesnių nuostolių nepadarė. Tačiau miestas buvo smarkiai sugriautas ir perstatytas, kai 1944 m. spalį ant miesto buvo numesta 800 bombų.
3 mėnesius buvo apšaudyta, bombarduota. Tačiau tiek ten visko turbūt buvo, kad Gumbinė palyginus daro iki šiol dienos gerą įspūdį, kadangi apie pusę pastatų, jeigu nedaugiau, yra išlikę. 1945 metais į miestą atvyko pirmieji ešalonai su persikėlėliais iš Rusijos. Grįždami į Rusiją, tie ešalonai vežė tremtinius iš Lietuvos. Likę vietiniai gyventojai buvo deportuoti į Vokietiją. Šiandien Gumbinė gražiai sutvarkytas miestas, kurį puošia nemažai skulptūrų. Aplink gausu lietuviškos raštijos, istoriją menančių vietų, tačiau ne visos jos sutvarkytos ir prižiūrimos. Šiandien Gumbinėje galime aplankyti Donelaičio paminklą ir sukti visai šalia miesto esančius Lazdenėlius, mūsų klasiko gimtinė. Dėl specifinių istorinių aplinkybių Klaipėdos krašte klostėsi savita dvarų sistema, formavosi tam tikrais bruožais pasižyminti dvarų savininkų socialinė grupė, išryškėjo tik šiam kraštui būdingi dvarų sodybų bruožai. 13 amžiaus pradžioje ši teritorija buvo panaši į kitus baltų genčių gyventus arealus, kur būta savų genčių vadų, didikų, valdžiusių didesnius plotus, kuriuos sąlyginai būtų galima laikyti ir senoviniais dvarais. 13 amžiaus pabaigoje kryžiuočių ordinui įsitvirtinus Nemuno žemupio pakrantėse, čia susiklostė nauja situacija. Dvaras buvo statomas kaip ūkinis vienetas, labai svarbus, labai reikšmingas pačiai valstybei buvo, nes jis valdė žemės, tai būdavo apie 1000 hektarų ir visą tai reikėjo valdyti. Ir Prūsijos vyriausybė visada žiūrėjo į dvarininkus, į tą kilmingąjį luomą, kaip savo valstybės pagrindą. Prūsijoje tai buvo tie kilmingieji dvarai arba riterių dvarai. Dar nuo kryžiuočių karų laikų riteriai gaudavo dvarus ir valdydavo juos paveldėjimo teise. O čia jau XIX amžiuje atsiranda junkeriai, tai yra tie, kurie įsigyja savo darbų, sakykime, mieste, užsidirba prekybą ar kaip ir perka dvarą, reiškia žemę ir pradeda valdyti. Iš 13-15 amžiaus daugiau žinių likę apie ordino gamybinės valdas, tokias kaip žirgynai, avininkystės ūkiai. Žymesnė ūkinė veikla vyko Klaipėdos pilies ir miesto apylinkėse, tuo tarpu atokesni krašto ruožai matyt buvo menkai naudojami. Iš 16 amžiaus daugiau žinome apie valstybės valdovo valdas domenus. Ypač šiam krašte rytiniai daly Prūsijos tai jau nebuvo tokių didelių žemvaldžių ir tai daugiau tokie prastesni dvarai. Domenai vadinosi valstybiniai dvarai. Ir šitie domenai, reiškia, buvo, pavyzdžiui, Šilokarčiamos dvaras irgi įsikūrė kaip domenų. Valstybė paskyrė iškart valdytoją. Tai buvo ne savininkas, bet valdytojas, kuris atliko ir valstybės paskirtas funkcijas. Mokesčių rinkimas, sakykime, kaip dabar savivaldybei maždaug. Nedideli kulmo teisės gaudavę dvareliai atitekdavo daugiausia viduriniai klasiai, žemesnio rango kariškiams, tarnautojams ir panašiai. 17 amžiuje plėtota valdovo žemių domenų nuoma, susiklostė generalinių nuomininkų institutas. Valstybė 1818 metais, reiškia, nutarė, kad reikia mažiau tų valstybinių dvarų ir pardavė. Pirkdavo daugiausia irgi tie valdytojai. Jie vadinasi amtmonai, reiškia, kadangi jie jau žinojo visą situaciją ir jeigu turėdavo lėšų, jie ir nusipirkdavo tą dvarą. Kaip ir Šilokarčiamos dvarą nusipirko vienas. Iš pradžių labai keitėsi tie valdytojai, bet paskui vienas valdytojas, kuris dirbo, paskutinis valdytojas, jisai kaip tik ir Ratkės pavardė. Ir jisai nusipirko, Vilhelmas Ratkė. Ir taip 150 metų tas dvaras buvo šito Ratkių šeimos. 18 amžiuje krašte buvo gausu karališkųjų palivarkų. Toks buvo, pavyzdžiui, Priekulės dvaras. Galima spėti, kad karaliaus dvaru buvo laikomas visas valdovo ūkių tinklas krašte, kuriame palivarkas te buvo atskirų valdos padalinių. Šilokarčiamos dvaras turėjo palivarkus. Tai yra kaip skyriai, sakykime, dvaro. Ir kaip pavyzdys, kai Šojus nusipirko, kadangi dvaras toks didelis buvo, tai jisai pradėjo tiesiog skaidyti nederlingas žemės, kuris tik sudarė daug darbo ir mažai pajamų, tai jis pardavinėjo, valstybei davė. Ir vienas toks kaip pavyzdys, tai Armalėnų yra
palivarkas, kuriame jis įkūrė plytinę, suskirstė sklypeliais žemės, apie 70 sklypų tokių pardavė darbininkams, kurie dirbs toj plytiniai, o savo mišką jisai pardavė valstybės iždui su sąlyga, kad šitie darbininkai gaus nemokamai medieną tam miške ir pasistatė namelius ir tokia kaip kolonija, sakė, bet su visa infrastruktūra. Išsiplėtus privačių dvarų tinklui dažna tokia schema. Dvaras kaip pagrindinis centras ir vienas ar keli palivarkai kaip ūkiniai jo padaliniai. Neretai palivarkai būdavo specializuoti. Viename augintos avis, kitame žirgai, trečiame ruoštas šienas ir panašiai. Kaip rodo pavieniai pavyzdžiai, dalis dvarų nuomininkų, matyt sukaupę kapitalą iš pelningos nuomos, vėliau patys nusipirkdavo tas valdas. Tai yra jau kita dvarininkų karta, tai yra tie, kurie praturtėja ir perka dvarus. Tai yra nekilmingieji dvarai. 873 metais atsidarė geležinkelis Klaipėda-Tilžė. Paštas buvo vežiojamas jau geležinkeliu, nebe pašto karietom, ir dvaras neteko didelių pajamų ir nemokėjo ūkininkauti, neturėjo intereso. Jisai paskutinis savininkas šito dvaro ir jis Šojus, jau Libartų dvaro savininkas Šojus buvo, paprašė ūkvedžiauti. Iš tikrųjų, pradžioje dirbo kaip ūkvedį. Tai va Šojus tėvas kaip tik praturtėjo mieste, o jau sūnus žemės ūkio studijuoja, jau jie turi ir specialybę. Studijuoja Berlyne ir perka vieną dvarą, paskui jau Libartų dvaras, irgi Klaipėdos apskrityje, ir paskui jau šičia, Šilokarčiamoj, tuo metu vadinasi Šilokarčiamos. Irgi jis vadinasi Kilmingasis dvaras. Tuomet krašte būta įvairaus dydžio bei pobūdžio dvarų. XIX amžiuje pastebimas senovinių dvarelių nykimas, dalies dvarų statuso pokyčiai. XIX amžiaus pradžioje minėta dar viena dvarų kategorija – pagrindinis dvaras, kuris buvo kelių smulkesnių dvarų ar dvarelių centras. Klaipėdos krašto dvarų samprata labai praplėtė XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje teiktas kaimiškojo dvaro statusas. Tokį statusą su tam tikromis privilegijomis pelnydavo gana nedidelių, tačiau efektyviai tvarkomų kaimiškų ūkių savininkai, valdė vos po keliasdešimt hektarų žemės. Daugumos dvarų savininkai ir valdytojai buvo tiesiog priversti ieškoti ūkio efektyvumo didinimo būdų. Būdavo pasirenkama viena ar kita dvaro ūkinė kryptis. Klaipėdos krašto dvarininkai vieni iš pirmųjų įsigijo olandiškas karves. Reiškia tai, kad daugiau pieno būtų. Pavyzdžiui, žinom, kad Ankeris, Rusnės kilmingas irgi dvarininkas ir per valstybės tarnybą įsigijęs dvarą, jis vienas iš pirmųjų atsivežė apie 700 karvių čia, nes Rusnėj pievas didelis ir jisai kaip tik naudojo. Tai buvo naujovė ir jinai pasiteisino Rusnėje. Gana tradicinė ūkio šaka dvare buvo žirgininkystė, tačiau čia neaugintos grūdinės kultūros, dvarams taip pat neapsimokė auginti daržovės ar bulves, kurioms reikėjo daug rankų darbo bei darbininkų. Tos kultūros sėkmingiau buvo auginamos mažose šeimyniniuose ūkiuose. Ypač XIX amžiuje prasideda technikos revoliucija ir dvaruose įdiegiama tai, kas atsiranda, sakykime, kuliamosios, malūnai, visi pagrindė dvare, tai ūkinė dalis. Pavyzdžiui, ir kad ir mūsų dvaro struktūra tokia yra uždaras kiemas, pastatais ir ten yra ir pieninės, arklidės, karvidės, kiaulidės, sudaro ir pagrindinis rūmas yra, o jau kiemas jisai yra kaip ūkinė dalis. XIX-XX amžių sandūroje rytprūsiai buvo tapę pavyzdinio žemės ūkio kraštu. Kai kuriuose dvaruose ieškota egzotiškesnių verslų. Bandyta auginti vienas ar kitas naujas kultūras. Rietelsbergo dvare sėkmingai auginti šparagai, kurios parduodant didmiesčiuose būdavo gaunamas nemažas pelnas. Dvarų sodybų branduoliai dažniausiai neišsiskyrė didesniais gabaritais, ryškesniais planavimo sprendimais, dvarų sodybos nepasižymėjo didesniu prašmatnumu, ten nebuvo kuriami didžiuliai parkai su tvenkinių sistemomis. Nebuvo
statomi itin puošnūs rūmai, nebuvo kuriami vien reprezentacijai skirti dvaro sodybos elementai. Tam įtakos turėjo liuteronybė bei tam tikra ekonominė finansinė kontrolė. Rusiški dvarai buvo turbūt kuklesni, nes jie daugiau tą ūkinę dalį nukreipti, kad ir mūsų šitas pagrindiniai rūmai nėra tokie labai iškilmingai, baliustradom ar kažko tai. Bet vis viena veranda, jeigu jūs galėsit nufilmuoti ten iš kiemo pusės, tai yra jo pačio nupiešta, nes jis bandė iš architektų gauti, niekas jam nepatiko, tai jis pats nusipiešė, kaip jis nori tą verandą. Tikrai tas Jugend stilius tuo metu labai jaučiasi dvaro aplinkoje ir viduje, ir yra išlikusių ir freskų, kurios tikrai labai įdomios, ir yra tas stilius to laikmečio labai jaučiamas ir aišku jisai samdė žmonės, kad jie papuoštų. Dvaro rūmus supdavo pabrėžtinai tvarkinga aplinka. 20 amžiaus pradžioje mėgta šienauta veja, karpyti dekoratyviniai krūmai, neįmantrus gėlynai. Nuo seno ties rūmai sodinti didieji tradiciniai medžiai, ąžuolai, liepos klevai. Šalia didelio dvaro sodybos brandolio neretai būta įvairių dirbtuvių, vietinės reikšmės įmonių. Kai kuriuose dvaruose šalia sodybos brandolių susiklostydavo ištisi kaimeliai. Galima įsivaizduoti, kad ten buvo tikrai arklidės, modernios, daržinė labai moderni, kur šienas būdavo pakeliamas keltuvu, nereikėdavo krauti, nes labai didelė ta daržinė, aukšta, kad kuo daugiau ten sudėti šieno. Krašto dvarų sodybų pobūdį veikia ekonominis spaudimas, dažna savininkų kaita, ūkio efektyvumo paieškos, todėl beveik neišliko itin senų pastatų, net geriau žinomose dvarų sodybose. Daug kas ten buvo pastatyta 20 amžiaus pradžioje ar 19 pabaigoje. Galima spėti, kad per kelis dvarų gyvavimo šimtmečius daugelis pastatų jose buvo perstatyti ar bent dalinai perdirbti po keletą kartų. Amžių bėgyje kito naudotos statybinės medžiagos, nuo seno naudota mediena. Matyt, buvo paplitę ir moliniai pastatai. Dar 19 amžiuje krašte prasidėjo mūrinės statybos bumas. Iš plytų vis plačiau buvo mūrėjami ne vien dvarų rūmai, bet ir tarnautojų gyvenamieji pastatai, daugelis ūkinių bei gyvenamųjų statinių. Raudonplyčiai stambus pastatai su raudonų keraminių čerpių stogais tapo savotiška krašto vizitinė kortelė. Dvaro struktūra pati yra gana senoviška. Įėjimas, jeigu į dvarą įeina, paprastai būna iš karto laiptai į antrą aukštą, o čia jau reikia pereiti į kitą patalpą ir įkilti į antrą aukštą. Tai tai labai 18 amžiaus dar liktai išlikęs toks stilius. Vėliau taip jau nedarydavo dvaruose, iškilmingi gražus laiptai. Tai baldai irgi yra drožinėti, pirkti dažnai iš Vokietijos, iš Karaliaučiaus, vežti, turim kvitukus arba geležinkelio atsiųsti čia. Turime egiptietišką lovą, net iš Egipto jis atsisimti. Krašte ilgai buvo madinga retro stilistika. Dar ir 20 amžiaus pirmajame trečdalyje buvo statomi istoriniais motyvais puošti pastatai. Iki Antrojo pasaulinio karo Klaipėdos krašte išliko daugmaž tradicinė dvarų sistema. 1944 m. rudenį krašto dvarų sistema galutinai žlugo. Gyventojai masiškai buvo evakuoti ar patys traukėsi į vakarus. Pokarinis krašto niokojimas bei grobimas nusiaubė ir dvarų sodybas, tik kai kurios jų išliko geriau, patyrusios mažesnės netektis. Šiandien galime aplankyti tik nedidelę dalį Klaipėdos krašto dvarų. Keliose jų yra įsikūrę muziejai, veikia mokyklos, tačiau dauguma jų sunaikinti arba jau visai nebeprimena dvarų. Tai buvo viskas, ką šiandien jums norėjome papasakoti ir parodyti. Susitiksime lygiai už savaitės tuo pačiu metu TV8 eteryje. Beje, jeigu nespėjote pamatyti laidos, visus jos įrašus galite rasti TV3 Play svetainėje. Iki pasimatymo. Su jumis buvo laida Kultūra Plius.